Sveiki sugrįžę į mūsų tinklalaidę. Antrą epizodą, sveiki visi. Jo, jau žinot pavadinimą, nes prieš tai mūsų savo, čia kaip ir ten buvo labiau gal anonsas. Tai aš nežinau, ar žinau pavadinimą, bet jo, tai buvo labiau kaip anonsas, žinai, bet... Nu, mes ten kalbėjome apie tai, kad pavadinimas jau verda, tu sakei, o dabar jisai jau išsivyrė. Ir ką mes turim? Kaip tu dabar? Kaip tu dabar? Mūsų podcast'o tinklalaidės pavadinimas. Aš taip sakau, kad tinklalaidės, nes Vyčiui buvo labai svarbu, kad mes vadintumės. Bet aš nežinau, ko jinai prie manęs taikosi. Aš tai jinai gali daryti kaip nori, žinai. Gali būti ir podcastas. Bet... Nu, gerai. Bet man visai patinka jau ir tinklalaidė. Tai vat mes nusprendėme pasivadinti kaip tu dabar. Jo, čia toksai, sakyčiau, viena vertus ir gan spontaniškas pavadinimas, ne kažkaip, atsimenu, kai mes įkūrėm, tai nu, nežinau, tu atsimenu labai intensyviai žiūrėjai ir užmatei, kad visgi vienas iš pavadinimų, kuriuos norėjom imti, jau buvo paimtas, ne, ir kažkaip... Du netgi. Buvo kaip tu jauties, ar kaip jauties? Nu, kažkas tokio, jo. Jo, jisai buvo užimtas. Ir aš paskui pasiūliau kaip tu tiesiog, jisai irgi buvo užimtas. Net nežinau, kad tų podcastų apie terapiją, psichologiją yra tiek daug. Ir jau visus pavadinimus. Kaip sakant, vis plati erdvė, ne? Ir tada aš sugalvojau pridėti dabar tą žodį. Nu ir kaip tik kreipia dėmesį į tą, kurią kryptį mes atstovaujam. O kokią mes kryptį atstovaujam? Gestaltą, aš galvoju, kur mes čia? Ir žinai ką? Čia parodyti, ne? Vytį. Žinai ką, Vytį? Ką? Mes dar galim pasakyti, praeitą kartą mes prisistatinėjom kaip geštalto terapijos praktikai. O dabar... O kas pasikeitė? Mes praeitą savaitę išlaikėm egzaminą. Galit mus pasveikinti. Komentarus. Jo, labai įdomus toksai disonansas, nes mūsų pirmas anonsinis video yra realiai... Kovo mėnesį. Būtent. Daugiau nei prieš pusę metų, 8 mėnesių. 8 mėnesį, jo. O dabar, vat, ką mes filmuojam, nu, iš praktikų tapom psichoterapeutais ir, na, tiesiog tai tokia... Irgi toks, kaip augimo, ne, elementas, labai kažkaip tais reikėjo laiko, kad kažkaip pribręstų, užaugti tam filmavimuisi, pribręstų, užaugti tam gestaltui. Nu, kažkaip aš taip, žinai, dėlioju, nežinau, man taip kažkaip skamba. Aha. O man dar, žinai, ir daugiau atsakomybės dabar, nes, tipo, jau sertifikuoti gestalto terapeutai. Jo. Žodis nežvirblis. Mane? O tau apie tai atsakomybė, ar apie kažką kitą? Nu, aš šiaip ir apie tai, man atrodo, apie daug ką. Tikriausiai. Nu, tas, žinai, žodis nežvirblis, mes vis tiek žmonėmis liekame ir galim kažką gal nusišnekėti ir čia. Ir tai yra visiškai žmogiška. Man labai patiko, kaip per mūsų egzaminą prasidėjo tas egzaminas, kai iš Rygos Ilona pasakė supervizorė, kad svarbiausia likime žmonėmis. Tai gal ir kviečiam mūsų žiūrovus, nes svarbiausia likim žmonėmis. Jo, nemuškit mūsų stipriai. Ja galit, bet manęs tai nereikia. Koks tu egoistas. Ojej. Tai ką? Už tai ir išgerkim. Už tai ir pakelkim taurę. Klausyk, tai mes šiandien kažkur įdom, ne? Jo, mes kaip ir žadėjom savo video tam anonsiniam, kad kalbėsime apie ko nesitikėti iš terapijos, iš psichoterapijos. Aha, kaip aš dabar stebiu tave, tai įspūdis, kad pamiršai. Taip atradau, kad apie ką aš ten kalbėjau, nepamiršau. Nepamiršai, jo. Bet, tipo, nepamiršau, bet tiesiog su tokia abejonė, ar tikrai aš noriu apie tai kalbėti šiandien, tarsi, va taip kalbėjau. Aha. Bet... Nu, aš tai atsakysiu konkrečiai, aš tai tikrai apie tai noriu kalbėti, ne? Nežinau, kaip tu... O aš abejoju, bet jaučiu pareigą, nes prižadėjau anonsą. Atsakomybė, ne? Grįžta. Jo, grįžta. Atsakomybė. Tai jo, mes šiandien su tema vėlgi apie tai, ko nesitikėti psichoterapijoje. Kažkaip norisi grąžinti tau irgi tą Liubą vėl klausimą. Nežinau, ar turi pirmų minčių, ne, kas tai galėtų būti. Aš dabar svarstau. Dar man neateina niekas kol kas. Žinai, aš dabar pagalvojau, gal dar ir pakalbam apie tą, kaip tu dabar, biškį. Okay.
Bet ne tai, kad pakalbam būtent, ką tai reiškia, bet vat, kaip tu dabar, Vytė? Mūsų tinklalaidė vadinasi Kaip tu dabar? Ir aš noriu tavęs paklausti, kaip tu dabar? Kaip aš dabar, ne? Čia labiau eini į jausmų, ieškai jausmų ar ieškai kažko kito? Kuo norėtum pasidalinti? Šiuo metu ganėtinai atsipalaidavęs jaučiuosi. Ganėtinai toksai žaismingumo jaučiu tokia, žinai, aspektą. Nu, taip toksai smalsumas, ne, kažkaip man atėjęs, toksai man smalsu ta mūsų tema, ne, kurią mes minėjom prieš tai, kad ko nesitikėt psichoterapija. Ne, nu, tai kažkaip... Mes jai nepasiruošėm, knygų neskaitėm. Mes niekam nesiruošėm. Šitos knygos irgi neskaičiau. Taip pačiam smalsu, apie ką pakalbėti. Šitos knygos skaitėmės, atsiskaitinėjom. Ai, prigavo, nu blemba, gerai. Tai va taip, kažkaip taip ir jaučiuosi, bet sakau, žaismingai taip jaučiuosi. Kai tu dalinaisi savo smalsu, man irgi pasidarė smalsu, apie ką mes čia kalbėsim. Čia aš jau gal dalinuosi, kaip aš dabar. Ar spėjau aš išklausyti viską, ką tu norėjai pasakyti? Man atrodo, kad spėjai, ne? Fainai, kad tu grįžini. Ir žinai, va dabar toksai, kai tu pasidalinai, kad mes nepasiruošę, ne, ar kažkas tokio, kad man smalsu, kas bus čia, ne, labai stipriai rezonuoja ta vieta su tokiu gestaltiniu eksperimentu. Tiesiog, žinai, dėl ko, nes būtent tai yra, ne, pas mus gestaltė tokie dalykai yra kaip eksperimentai, kur mes tyrinėjame mane save, ar ne, ta vietoje. Ir jie yra apie tai, kad viskas, mes nežinom, kas būna, kas ateina, kas laukia, kas tiesiog mes būnam ir va tame ir yra tas smalsumas, kas bus, ne? Tai, kas bus. Tai būtent... Niekada negalim žinot, kas bus, kuo pasibaigs tas eksperimentas. Jo, tai labai tai, kas dabar vyksta šiuo metu, man atrodo, kad tai yra labai gestaltiška, nežinau kaip tau. Man irgi. Kaip ir eksperimentuojam, nepasiruošę, kalbėsime apie tai, iš savo patirties, galbūt, aišku, ir kažkokių žinių turim jau apie tai, bet ne tai, kad ten kažkokiam moksliniais tyrimais, ko nesitikėti iš psichoterapijos, bet kažkaip apie tai, ką patys jau patyrėm, aš patyriau, nežinau kaip, ką patyrėm, ką žinom, ką sužinojom, ką norėtume aptarti, nežinau. Tai žiūrėk, man tokia pirma labai greita mintis, į tą patį klausimą, ko nesitikėt. Norisi kažkaip taip grąžinti, žinai, iš to, kas dabar įvyko, kad viena vertus nesitikėt kažkokio tais konkretaus atsakymo. Konkretaus atsakymo ko nesitikėti. Jo, būtent. Jo, šiaip. Aš šiandien, kai eidama su tavim susitikti į šitą mūsų veiklą, faina, visai man patinka, aš ėjau ir galvojau, aš nenorėčiau čia kažkokiai žiniai nešti, nes kiekvienam tikriausiai tai kažkas savo. Bent jau aš ir tas dalykas keičiasi su patirtim. Aš vis kažko kitko tikiuosi iš tos terapijos, su kiekviena savo patirtim. Aišku, be lūkesčių neįmanoma gyventi, kažkaip jais gal tais lūkesčiais nusivilstų, paskui vėl prisigalvoju, bet gaunu visą laiką kažką, dažniausiai, aišku, būna, kad ir sutampa tie lūkesčiai, bet gaunu gal kažką ir naujo, ir gal net fainesnio, negu tikėjusi. Arba reikalingesnio, nežinau, ar galima tai pasakyti. Jo. Svarbesnį, tipo man. Žodžiu, ateini į procesą ir gauni kažką, ko nesitikėjai niekada, ar ne, ir išeini... Ir suprantu, kad tai yra man gal net daugiau negu to, ko norėjau. Aha, okei. Tai jo, kažkaip man irgi norisi atliepti vėlgi, kad tikrai labai gestaltiška, ne? Turi galbūt dar kokių minčių? Man dabar, žinai, klausant tavęs, kažkaip... Minčių? Apie tai, ko nesitikėt, jo. Šiaip, jeigu grįžtant į mano tą patirtį, į tai, kaip aš ėjau, tą terapiją, man atrodo, kiekvienas tikriausiai turi kažkokius savo tų lūkesčių, bet atsakyti į klausimą, ko nesitikėt,
Nu, tikrai nesitikėti iš terapeuto, kad jisai pasakys, kaip jums gyventi, kaip atsakyti į klausimus, kodėl aš taip jaučiuos, arba tikėtis, kad terapija jūs išmoksit nejausti to, ko nenorit jausti. Tai vat kažkaip taip. Tai gerai, o tada, žinai, jeigu tai pasakyjo, tai tada kokią terapeutas rolę užima, kaip tu manai? Ką daro terapeutas? Kokią rolę tada daro terapeutas? Užima. Tyrinėtoja. Ir gal net lydėtojas tyrinėtojas. Palydė. Jo, palydė. Lydė mano, nežinau, jeigu aš kalbėčiau, pavyzdžiui, apie savo terapiją, tas, kuris mane palydė tyrinėjant mano gyvenimą. Atsakymus aš randu pati, ne man terapeutas atsako į klausimą, kaip aš ten tam tikroje situacijoje turėčiau elgtis, kaip daryti, kaip tipo, atsakyti savo klausimus, nes tik aš žinau, kaip man geriau. Jo, jeigu terapeutas man pasakys, tai padaryk taip ir anaip, ir aš padarysiu, man tipo, netiko. Tai tada bus ką kaltinti, supranti? Nu, jeigu šitą tikitės surasti kaltą, tai dėja nepavyks. Dėja. Jo, toks, man iškilo tokia mintis, kokią aš turiu teisę tavo aiškinti, kaip to gyventi reikia. Ir man apie tai ir yra geštalto terapija. Aš neturiu teisę sakyti, kaip kažkas turi gyventi. Aš kaip terapeutas, aš būnu su tavim ir tave palydžiu tavo kelionį ir padedu tau tyrinėti tavo tam tikrą kažkokį tais gyvenimišką, nežinau, aspektą, situaciją, scenarijų, bet ką, ar ne? Nu, tai va, tai toksai, aš neturiu teisės to aiškinti, kaip to gyventi reikia. Nu, jeigu jo kalbant apie būtent, jeigu lūkestis yra būtent taip, kad terapeutas, psichoterapeutas, psichologas, ten, nežinau, padės atsakyti į klausimą. Pasakyti, ką daryti. Jo, pasakyti, ką daryti, kaip man gyventi geriau, ką man daryti. Jo, tai šitą tikrai nesitikėkite. Man patinka to šitas punktas. O gal tu dar kokį nors kitą, nežinau, punktą. Vienas iš, mes kaip ir aptarėm. Man, žinai, norisi tikėti, kažkaip per kitą prizmę norisi atsakyti šitą. Man paprasčiau yra sakyti, ko tikėtis galima, žinai. Kažkaip taip, jeigu einant į priekį. Norisi, bet to ne. Jo, tai galima iškart paimti tokią priešišką perspektyvą. Ko tikėtis arba ko nesitikėti, šiuo atveju, ko tikėtis, tai palaikymo. Palaikymo. Tai jeigu priešingai būtų ko nesitikėti, tai pažeminimo. Aš kažkaip taip sakyčiau, ne? Nes terapija, yra grinai, jinai, kaip minėjo prieš tai Liuba, su to lydėjimu, ar ne, tai iš to ateina ir palaikymo aspektas ateina. Tai, nes be palaikymo kažkaip lydėti ir tyrinėti kažką, tai aš nesivaizduoju, kaip įmanoma būtų. Nelabai. Nes net saugumas apie tai iš to ateina, ne? Jo, saugumas, kur aš galiu, jeigu aš kaip žmogus, kuris atėjo į terapiją, su tuo lydinčiu, kur aš galiu atsiverti labiau, kai aš jaučiu, kad mane palaiko. Ir dar supratimas toks, kad terapeutas ne visada galbūt, kaip čia pasakyti, sutiks su pasirinkimais, nežinau, turės kažkokią savo viziją, bet visada jau palaikymas ir supratimas jūsų pasirinkimuose bus. Nes vis tiek gali būti, kad požiūris skirsis, bet terapeutas vis tiek bus tas, kuris palaiko ir bando suprasti, dėl ko jūsų požiūriai yra tokie. Tai vat. Jo. Ir tai yra svarbu. Na, jeigu norit, asmeniškai. Jeigu tikslas, žinai, yra kažkaip tais iš kažkur tai pajudėt, ne? Nes ko mes ateinam į terapiją, ne? Kad kažkur tai arba esam užstrigę, arba kažkas neaišku, arba kažkaip norisi kažkur pajudėt. Tai jeigu tikslas pajudėt kažkur tai, nepaisant to, kad galbūt jūsų požiūriai skiriasi kliento ir terapeuto, vis tiek, ta palaikymo detalė leidžia kažkaip, žinai, irtis, plaukti, judėti kažkur, ne?
palaikymo, supratimo, galbūt pamatymo. Nes tas, aš tiesiog dalinuosi, kalbėdama apie tos supratimą ir pamatymą, tai kas man asmeniškai svarbu terapijoje, ko aš tikiuosi jo. Tai aš manau, mes pabrėžėm, žinai, tai, kad čia yra realiai mūsų patirtis tame, nes mes kaip pilnai sertifikuoti terapeutai esam nuėję ir savo terapinį kelią, vieni daugiau galbūt ten valandų, kiti mažiau, ar ne, nėra taip, kad mes nesam terapinėse visiškai. Taip net mes tada negalėtume baigti, žinai, mokslo. Ir tai visą tai, ką mes sakom, iš tikrųjų, tai yra didžiąja dalim ir tokia labiau ir asmeniška patirtis, ką mes patyrėm, kaip mes matėm terapiją, ką mes girdėjom. Ir jo, ir dažnai, kol tu kalbėjai, aš dar ko nesitikėti, sugalvoju. Skelb. Nesitikėti, kad... Ir čia gal man labiau iš mano patirties, gal ne visi to tikėsi iš tikrųjų, bet ką aš, pavyzdžiui, noriu pasidalinti, tai, kad nesitikėti, kad terapeutas yra idealus žmogus, kuris moka gyventi savo gyvenimą ir neturi savo kažkokių iššūkių ar problemų gyvenime. Palauk, terapeutas neidealus žmogus, kaip tu drįsti? Ne, o tu galvoji. Aš galvoju, kad... Dažnai jo. Eik jau, netikiu, negaliu. Tai va, aš tikėjausi iš tikrųjų, kai jau į terapiją tik tai pradėjau eiti, aš įsivaizdavau, man buvo kiek 20 kažkiek metų, kai aš pirmą kartą atsidūriau terapijoje, tai aš įsivaizdavau, kad jo, ten buvo biškai per daug gal kartais net, nes jei skauda nugarą, tai jinai, psichoterapeutė, o man tas psichosomatika, nes aš jau ten buvau prisiskaičius knygų visokių apie psichologiją, terapiją, darbą su savim ir tokia kaip psichosomatika, ir jeigu tu tvarkai galvą, tai tada tau neskauda kūno, ant tiek aš tikėjausi iš terapeuto, kad tasai, beveik dievas. Beveik dievas. Kad neskauda jam nieko, jisai žino, kaip gyventi, kaip auklėti vaikus, kaip bendrauti su vyru, ten žmona, toks. Tai to irgi kviečiu jūs nesitikėti, nes terapeutas, psichologas, ten psichiatras, jie irgi yra žmonės. Dėja, kažkam gal, nežinau, man tada buvo dėja. Tau buvo ta dėja. Aš tikriausiai, pati norėjau būti idealiai ir vis dar kartais noriu. Jo, žinai, ta frazė, kad terapeutai yra žmonės, irgi, mes darom klaidų, mes darom nesąmonių, bet tos nesąmonės jos vis tiek, ar ne, jos turi, aš manau, jos kažkokia tai prasme vis tiek turi, ne, tai kažkoks tai galimybė būti, ne, galimybė būti kaip būnasi, aš norėjau pabaigti tą, žinai, tokį, ir tai vėlgi labai, atrodo, mes į pradžią grįžtume mūsų šiandieninio susitikimo, kad, vėlgi, tai labai geštaltiška, būt kaip būnasi, žinai. Yra taip, kad dabar yra taip ir, ir viskas. Ir ką? Biški, čia galbūt nepatogu, ir gerai. Susimojau biški. Jo. Kažką pasakiau. Aišku, atsakomybę prisimti už tai. Jeigu ten susimoviau, tai kad man kenkia, bet aš tiesiog į tą vietą, kad aišku, mes, kad turim atsakomybę nepakenkti klientui. Kažkaip, susimauti yra, bet tą pastebėti, dėl ko ir mes mokomės būti terapeutai, tą pastebėti, grąžinti, aptarti, nes santykis toks terapeuto ir kliento yra toks, kaip ir toks ypatingas mokėti. Aišku, abu turi atsakomybę ir klientas. Nėra taip, kad tik tai terapeutas. Ir nesitikėti, kad tik terapeutas yra atsakingas už tą santykį. Tai žiūrėk, dabar tu labai taip iškeli porą aspektų, ne? Vienas aspektas apie santykį, kad čia yra santykis kažkoks, tai ne? Bet yra apie atsakomybę. Aš tik apie tą susimauti, kad mes irgi yra žmonės, galim ir klaidas daryti, bet mes kaip ir šiaip kiekvienas žmogus tikriausiai atsakomybė už tą. Jo, tai taip labai, jeigu taip šitą vietą norėčiau patikslinti, ne, terapeutai, mes kaip terapeutai nesam tie, kurie daro, ką nori, kaip nori, ne? Mes visų pirma turime etikos kodeksą, kurio mes vadovavomės, tai yra tam tikras taisyklių rinkinys, kaip dar ten pavadinti galima, taisyklių rinkinių tinka? Taisyklių rinkinių? Tinka, ne?
kur pagal kurį mes esame įsipareigoję laikytis tam tikrų niuansų, dirbdami su kitais žmonėmis. Tai nėra taip, kad mes dabar, jūs mums kažką pasakėt ir mes čia dabar visam pasauliu išpasakosim, ką čia mums pasakė ir va taip, čia va viena iš taisyklių konfidencialumas. Labai grubiai, ar ne, tai pažeidimas būtų labai grubu šitą vietą. Tai nėra tai, kad mes čia taip plepam apie viską, apie bet ką. Kažkaip dar tu ateina toksai mintis, ar ne, ką galbūt norėtųsi pridėti prie to iš savęs. Prie tų taisyklių, taisyklių rinkinio, kad vat, paminėjai, kad konfidencialumas. Nu, ten daug tų taisyklių. Ir dabar... Man atrodo, net galite rasti Google'e, ne, kažkaip visi gali. Jo, šiaip tiesiog, jeigu mes dabar eitume per visas tas taisyklės, gal būtų per daug. Šiaip, kam įdomu, einant pas terapeutą, jūs galit tikrai pasiskaityti tą etikos kodeksą, jisai yra viešai terapeutai ir su juo galima susipažinti ir žinoti tikriausiai. Nu, tas konfidencialumas yra toks pagrindinis tam, kad klientas galėtų jaustis kuo saugiau, kad jisai gali dalinti savo gyvenimo kažkokiom situacijom, aplinkybėm, ten, nežinau, jausmais ypatingai ir žinoti, kad tas žmogus, kuriuo jisai dalinasi, niekam neis ir nepasakos, nes tai yra mūsų pareiga to nedaryti. Tai va, žiūrėk, labai gražiai, ko nesitikėti psichoterapijos, tai kad jūsų istorija bus išpasakota visam pasauliui. Kad supervizijas turi lankyti. Aha, supervizijos tai yra vieta, kur terapeutas save augina, ne, kaip specialistą. Aš kažkaip taip kažkaip norėčiau klausytis. Neišnaudojo klientų, neturim neišnaudoti, nenaudoti prievartos, neversti daryti žmogaus to, ko jisai nenori. Nu, ten dabar kažkaip atsiblokavo man ir aš pradėjau jo. Ir ten dar daugiau galima tikrai susipažinti, tai apie etikos kodusą galima net atskirą video padaryti, nes ten labai daug visko, tai gal netęsim. Bet jeigu, sakau, dar kartelį į tą temą, tai tikrai ko nesitikėt, kad tai jūsų istorija bus viešai išplatinta po visas ten, žinai, ten vietas. Nu, tikrai taip nėra. Jo. Nu, čia mes pradėjom dėl to, kad kalbėjom apie psichoterapeuto neidealumą ir tu pasakei, kad ir mes galim ir susimauti. Jo. Mes irgi žmonės, bet etikos kodeksai, dėl to galima net, jeigu ką, kreiptis į komisiją, paskusti terapeutą, jeigu jūs jau patyrėt tą. Tai vat. Kažkaip dabar klausau tavęs ir taip jaučiuosi, galėtinai toks sotus, žinai, nežinau kaip tu, bet taip. Sotus? Sotus informacija. Jo, labai daug. Ne? Gal pajaučiu. Kaip tau atrodo, ar dar kažką norėtum prie to pridėti, prie tos mūsų šiandieninės temos, ar aš taip jaučiuosi pakankamai? Kad jau visko... Bet ne visko, bet ne visko, tikrai, gausiai gana, ne? Jo, gausiai. Tikrai yra ir daugiau. Šiaip aš galvoju, kad visai jūs tikrai galit, jeigu turit kažkokių lūkesčių apie terapiją, kaip ir minėjom savo anonse, jūs galit komentuoti. O mes taip minėjom, aš neatsimenu. Minėjom, kad jūs galit užduoti mums klausimus, jeigu jums kažkokie, jūs ten galvojate apie psichoterapiją, norit kažką sužinoti, turit kažkokių lūkesčių ir gal mes neatsakėm šitam savo video apie tos lūkesčius, ko nesitikėti, tikrai gal ne viską palėtėm, bet galit savo klausimą užduoti ir mes pradedant savo kitą kokią nors video, galim net, arba atskirus net daryti video, pavyzdžiui, atskirus gali atsakymą į klausimus ir atsakysim į jūsų klausimus. Tai prašom visada, bet šiaip atsiprašau, aš taip greit kalbu. Kalbėk, jis jautus matau. Aš tiesiog, žinai, ką galvoju, tu sakai, kad esi suotus, o aš įsivažiavau. Davai važiuojam toliau. Važiuojam toliau. Aš tiesiog galvoju, žinai, iš savo patirties, pavyzdžiui, aš kažkiek esu pasidalinus, ar tu, pavyzdžiui, turėjai kokį nors lūkesčių, kurį mes gal čia neaptarėm. Man įdomu visai būtų sužinoti ir gal tu jų irgi nesulaukiai. Aš pasakiau, kad tikėjausi, kad idealus terapeutas bus
kad padarys mane laimingą. Čia irgi tikėjimas, kad aš nueisiu pas terapeutą ir jisai padarys mane laimingą. Čia gal ir ta linkme, kad pasakys, kaip man gyventi ir aš tapsiu laiminga. Tikrai, kad toks vienas iš lūkesčių, kaip tu dabar minėjai, pas mane buvo, tai tikrai buvo, kad kažkaip pasakys man, kaip man čia geriau daryti reikia. Nu, aš pasiėmęs tam tikras žinių bagažą, žinai, išgirsiu, jo, teisingai tu man sakai ir aš taip ir gyvensiu ir man bus gerai. Ko aš ir taip kažkaip, ir tada ko aš nesitikėjau iš tos visos situacijos, tai kad mane įsikviesti tyrinėti, kaip prieš tai mes ir minėjom. Nesitikėjau? Nesitikėjau, kad mane kviesti tyrinėti, užduot man pasakęs, ką man daryti reikia. Tuomet kartu nesitikėjau būt ir išgyvent kažkokių tais nemalonių akimirkų, aš taip pasakysiu. Vat šitas fainas dalykas. Gerai, kad tavęs paklausiau. Nes aš galvoju, ateisiu, sakysiu, jaučiuosi galbūt nelabai patogiai, bet ar gerai kažkaip, bet aš noriu, kad man pagerėtų. Ir aš noriu eiti per tuos gerus dalykus. Žinai, kad eiti prie to prieiti kažkaip. O visai nebuvo man tokio, kad dabar palauk, aš turiu pirmą praeiti pro viską, kas man yra negerai. Ir tada dar pabūti su tuo, kas man yra negerai. Ir tada dar kažkaip tais verst save galbūt, eiti per tokį nepatogumą, kažkaip kaip surast, kaip kitaip būti tame, kas yra negerai. Ir, žodžiu, tai tokio aš dalyko nesitikėjau, ar ne, kas liečia terapiją. Ir man buvo tame toksai, intensyvu, stipru, bet kaip nors būnu, žinai, ir kas galbūt man padėjo išbūti tame, tai terapeuto, pajutimas tos ribos ir toks net pernelyg stiprus nespaudimas, kad biškim gerai, dabar mes čia einam, atsipalaiduojam, dabar buvo, kas buvo, pabūkim dabar tame, biškai atsitraukim nuo to. Tikriausiai tas pats, apie ką pakalbėjom, tas palaikymas, supratimas, matymas, kas tikrai per daug ir tada kažkoks kitoks įsitraukimas tikriausiai. Kažką norėjau dar pasakyti. Ar tu baigiai? Gali tęsti, jeigu tu mintį turi. Aš tiesiog, kol tu dalinaisi apie tą, nesitikėjau jausti kažkokius nemalonius jausmus, aš taip teisingai supratau, kad bus nepatogu, nefaina. Tai aš žinai, ką prisiminiau? Prisiminiau, kaip Giovanni pasakė, kad būtinai perspėkit savo klientus, kad psichoterapija nėra spa. Ir aš tikrai taip ir sakau dabar savo klientams. Nes, kaip tu sakai, kad tikėjai gal kažko lengvesnio, geresnio ir nesitikėjai, kad tikrai terapija nebus. Aišku, būna tokių momentų, kai išeini, pakilėta nuotaika, kažką sužinojai, kažką patyrė, insight, tai visi, bet tikrai nesitikėti, kad tai bus visada, nes terapijai būna ir sunkių dalykų, kurie iškyla, neišgyventi kažkokie net jausmai, kurių kažkada nepavyko išgyventi ir juose kartais nesmagu, nefaina, sunku būti. Tam ir yra tas terapeuto lydėjimas irgi. Kad aš ne vienas per tai, nes kažkada galbūt buvau vienas, neišlaikiau to nepatogumą ir kažkaip užspaudžiau, užkišau kažkur, dabar tai iškyla ir kontakte su kitu žmogumi, su terapeutu, kuris tą nenuneigs, pamatys ir bus šalia. Mano tokie šurpuliukai. Įsitraukia gerai, labai fainai. Jo. Labai tikrai tau pritariu, ne? Dar kartą taip, kad paryškinčiau tokį, žinai, skirtumą, ar ne, tame, kad būna momentų, kaip tu sakėjai, ne, kad viskas yra ok ir ateinu terapiją pasidalinti savo džiaugsmu ir labai fainai. Ir tikrai terapija nėra ta vieta, kai mes ateinam dalinti savo liūdėsiu tik tai ar kažkuom, tai ir sunkiais išgyvenimais. Labai faina, kai ateinat, būnat su savo emocijom, džiaugsmo, laimės, išgyvenimų, tai labai puiku, ar ne? Ir kartu šalia viso to slypi tas toksai sunkumo aspektas, išgyvenimo aspektas, nepatogių išgyvenimo aspektas, ne, ką noriu pasakyti. Taip pat ir sukasi tas visas toksai ratas, ne, tarp tokių visų skirtingų išgyvenimų.
Jo. Ir nes tikrai yra žmonių, kurie net gali ateiti į terapiją, nemokėdami ir patirti tą džiaugsmą. Jo. Jo, ir mes kartu mokomės džiaugtis taip pat. Ne tik liūdėti ir verkti, prisiminti ten sunkia vaikystė ir taip toliau. Tai, tas irgi yra svarbu mokėti ir džiaugtis, duoti tam erdvės, nes kai kurie net, nežinau kaip tu, bet yra tokių klientų, kurie bijo džiaugtis, nes jeigu aš per daug džiaugsiu, tai tai yra toks įsitikinimas, kad tada aš tikrai verksiu. Aš bent jau turiu. Aš turiu idėją, kad irgi, labai faina, viena kita vertus džiaugsmas gali būti susijęs su gėda. Aš dabar džiaugsiuosi ir išgyvensiu gėdą, nes man džiaugtis negalima, pavyzdžiui. Ir kaip tada aš tada geriau nesidžiaugsiu, nes aš tada jausiu gėdą. Ir man geriau. Kad man taip gerai. Jo? Arba kiti pagalvos, kad aš giriuosi savo. Pavyzdžiui. Ir neturiu tada erdvės, kur išjausti tą džiaugsmą, pasidalinti. Jo. Tas irgi dalykas labai svarbus. Dabar toks man įspūdis, kad mes taip truputėlį perinam prie tokio bendro klausimo, ko nesitikėti iš psichoterapijos, prie tokių konkrečių tam tikrų aspektų, kaip gali būti terapijoje. Kaip gali būti. Tai mes taip labai įdomiai laviruojam, čia ko nesitikėti, bet kas kartu ir gali būti, tai mes per tokį vadinam. Neeinam mes tokiais punktais, kad to, bet mes kažkaip taip... Ne, žinokit, punktų pas mus, man atrodo, nesitikėkit. Aš taip įtariu, kad mes tokie nestruktūruoti. Nestruktūruoti. Ir aš tikrai esu irgi jaučiu, kad nestruktūruotas. Jo. Ir dabar jaučiuosi dar sotesnis, negu kad prieš tai buvo. Galima eiti jau į pabaigą gal. Tu čia prie manęs taigasi ir kaip čia? Nenoriu, kad tu persivalgytum. Ne, tai žiūrėk, aš tai pasirūpinsiu savim, viskas tvarkoj. Aš gal irgi jau, nežinau, nebent tu turi dar kažko pasidalinti. Aš aišku rasiu, ko pasidalinti, ko aš tikėjausi iš tavęs. Žiūrėk, paprastai paklausiu tavęs. Jeigu kažko nori, kažką išnešk. Jeigu ne, tai viskas sakai, aš jaučiuosi ganėtinai išnešk. Tu jautiesi ganėtinai. Gal aš prisiminiau dar vieną. Skelk. Pabandysiu pabūti. Prisiminiau nesitikėti, kad terapeutas išgelbės, bet čia gal jau prie kažko ir... bet vis tiek aptarkim mane išgelbėjimą. Pritampyta, kad aš ateisiu ir mane ištrauks iš tos, nežinau, kažkaip, bet, čia prie patarimų gal labiau, kad man, bet iš tikrųjų mes kaip ir aptarėm, pasakys, kaip man gyventi. Čia gal kaip ir gelbėtos pozicija. Gal, žinai, aš taip to pridėsiu, terapeutas ne dievas, ne? Kaip ir neidealus jau. Jo, ir jisai negali jūsų paimti už pakarpos ir ištraukti iš blogos situacijos į gerą situaciją. Tai galite padaryti jūs patys. Konkrečiai. Per kiek laiko ir kada, nieks nežino. Labai faina, kad pasakei per kiek laiko. Man gal tada aptarkim greitai tą laiką terapijos. Tai kiek po velnių trunka ta terapija? Jo. Kiek po velnių, ir tas gali būti, kad nesitikėti, kad terapeutas pasakys, su jūsų klausimu aš dirbsiu tikriausiai ten porą mėnesių arba ten 5 sesijas ir jums užteks. Nežinau. Terapeutas nesitikėkit, kad jisai žino, kiek būsim su jūsų situacija. Jo. Kiek po Vilnių laiko. Nežinom. Aš nežinau. O tu žinai? Aš neįsivaizduoju. Galiu atsakyti preliminariai. Kokį 10 metų. Kokį 10 metų ateikit pas mus, mes padirbsim. Gal jau per daug. Per daug sakai? Eikiau. Ne, iš tikrųjų būna ir taip, kad būna 10 metų, čia nekai, ne? Ir būna, kad užtenka kai kuriem 2 metų, būna kai kuriem užtenka 5 mėnesių, būna kai kuriem užtenka 5 metų. 6. Čia jo, kiekvienam savo, aš pavyzdžiui, galiu pasidalinti, aš vis dar terapijoje ir aš joje esu 9 metus. O, puikus pavyzdys. Beveik 10 galbūt metai liko ir aš būsiu pilnai... Užteks, sakai tau? Tada jau tikrai? Nežinau, ar užteks. Ir, žinai, toks keistas tavo, ar užteks tavo? Aš tai biškai provokuoju. Aš tiesiog turiu savo kažkokį įsitikinimą, galbūt, čia yra mano kažkas, kad terapeutas turi būti savo terapijoje. Galbūt nėra taip, kad aš visus 9 metus iš eilės, ten kiekvieną savaitę ėjau į terapiją. Aš tikrai darau pertraukas, ten pusę metų, metai net galbūt buvo, bet, man tai yra
yra aišku supervizija, bet asmeninė terapija čia biški, kitoks dalykas. Čia yra labiau apie mane supervizijai, mes ten jau apie taip, kaip mes dirbom su klientais. Jo. O terapija man, aš einu į terapiją ir dėl savęs tikrai turiu dėl ko dar pabūti joje, savo kažkokių niuansų, bet ir tam, kad nenukeliaučiau ir nepasiklyščiau su klientu apie jį, kažką įnešdamas iš savo istorijos. Nežinau, man tai padeda ir dėl to aš vis dar ten esu, darydama tam tikras pertraukas karts nuo karto. Jo, tai čia realiai yra gyvenimo kelionė, čia dėl to tokio konkretaus atsakymo nėra. Dėl to, žinai, taip norėjau truputėlį paprovokuoti, paklausdamas, ar užteks 10 metų, nes iš tikrųjų tai mes nieks tikrai nežinom ir ar tai sakau, tai yra gyvenimo kelionė. Individualiai. Jo, kiekvieno atskirai ir jisai gali vaikščioti metus, padaryti porą metų pertraukos ir vėl grįžti, čia visai dėliojasi ir, tiesiog. Gyvenimas toks netikėtas dalykas, kad šiandien man nereikia, o rytoj prireikia. Ir dar man, žinai, šiaip dar iškilo toks, kad terapija net, o net knygose geštalto, pavyzdžiui, apie terapiją rašo. Štai buvo ar nebuvo? Neatsimenu. Tu neskaitai, aš taip galvoju, kad jis. O tu dabar atsiminsi? Ne. Zinkeris tai rašė apie laboratoriją. Tai ne šitoj čia. Ne šitoj. Man atrodo, nesvarbu kokioj, bet esmė yra tame, kad kaip laboratorija, niekur aš neturiu tokios erdvės, kaip terapija, ta valanda 50 minučių, kur aš galiu, kur žmogus yra su manim apie mane. Nes, draugas, arba ten, draugas, giminaičiai, vis tiek ten kitoks santykis, negali būti, toks ryšiai, kažkokie ten konfliktai ir taip toliau. O čia yra, aišku, su terapeutu irgi gali iškilti konfliktas, bet aš esu santykiai tokiam, kaip, kur aš esu apie save, kur žmogus yra apie mane. Kartais tikrai geštalto terapeutas turi teisinį kaip psichoanalitinės pasidalinti ir savim, ir tai yra svarbu. Bet, ta valanda yra mano, kur aš galiu, kaip toj laboratorijai patyrinėti, išbandyti, patirti tai, ko aš galbūt dar nedrįstu, arba net nežinau, kad noriu patirti gyvenime jau. Ir aš čia, pavyzdžiui, tą patyriau, ir paskui galiu išdrįsti ir gyvenime, pasakyti, nežinau, padaryti. Man kažkaip Jo, dabar tu taip įsitrauki į tą procesą, ne, kaip atrodo toksai. Jo, ne? gal. Žodžiu, mes apie patį procesą, kaip galbūt atrodo ta terapija, taip nugniau galėsim galbūt ir kitą kartą, ne, šitas tvarkoj. Kažkiek jau čia įsitraukim. Ir labai taip to temos taip sukasi, ne? Bet viena vertus, tai viskas apie tą patį, ne? Bet iš kitų tokių krypčių, iš kitų kampų. Tai kažkaip, nežinau, aš kvieščiau gal tave, žinai, šitą vietoj. Stabdyti? Ne tai, kad stabdyti, bet, žinai, kad galbūt nefainėm gal mūsų klausytojų, žinai, gal ten ir taip daug informacijos, žinai. Galvoju, kad, jo. Gal čia man atrodo, kad mes jas painėjom, aš nežinau, supranti, čia mano interpretacija. Galbūt, žinau, gal. Tai čia. Tai žodžiu, mes prašysim dėl to, kad aš susitvarkyčiau čia su savimi, ne, ir kad man atrodo, kad aš jūsų nepainėju. Duokit klausimus, blemba, duokit klausimus. Duokit klausimus. Ir tada bus viskas aišku, ne, ko jūs norit, kas jums svarbu, ir mes tada galėsim konkrečiau galbūt atsakyti tai, kas yra aktualu. O jeigu ne, tai mes kalbėsim apie tai, kas yra geštaltas. Jo, kalbėsime apie tai, kas mums įdomu, kas mūsų traukia. O jeigu kažkokių konkrečių atsakymų norėtum, tai tikrai galit parašyti savo klausimus. Jeigu jų bus nedaug, tai mes kokiam nors video įrašysim, tipo kokią temą, kai kalbėsim. Arba jeigu bus labai daug, tai atskirą video atsakymą į klausimus nufilmuosim. Tai jo, tikrai kviečiame užduoti klausimus, jeigu jums rūpi būtent kažkokie konkretus klausimai. Klausimai, labai daug. Klausimai taškas, ne? Jo, klausimai ir taškas. Tikrai įdomu būtų. Tai ką, aš manau, šiandieną galbūt ir užtektų. Jo, tikriausiai. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad girdėjot mus, arba matyt mus, nežinau per ką klausotės arba žiūrit. Tikrai ačiū.
už tai, kad klausotės, žiūrit ir galbūt užduosit klausimų. Ir šį kartą aš gal neįpareigosiu savęs, nesakysiu, kokią temą kalbėsim kitą kartą. Mes gal patys nuspręsim. Čia bus surprizas šį kartą. Kad tema bus psichoterapinė, tai tikrai. Staigmena. Surprizas, nes aš jau sulaukiau beje kritikos, kad kalbu nelietuviškais žodžiais. Tai ne surprizas, o staigmena. Labai svarbi daug kritika, ne? Duokit Liubai kritikos. Nereikia. Nereikia, Vytė. Man užtenka. Okay. Tai va, viso gero. Ačiū visiems, viso geriausio. Čia. Ačiū, iki.